Meditacija gydymo šventykla. Ši meditacija yra skirta fiziniai ir psichiniai savijautai gerinti, kūno gydymui ląstelių lygmenyje, dvasiniam išgijimui. Ši meditacija pagerina sveikatą, atpalaiduoja kūną, pašalina psichoemocinius blokus ir neigiamą streso poveikį. Teigiamas praktikos poveikis trunka keletą dienų, tačiau rekomenduoju šią meditaciją atlikti reguliariai, nes tai padės jums būti atsparesniems streso poveikiui, pagerins fizinę ir psichinę sveikatą bei bendrą organizmo gyvybingumą. Pasijauskite patogiai, atsigulkite ant nugaros, pėdas padėkite šiek tiek plačiau už dubenį ir pasukite į išorę. Rankas padėkite šiek tiek toliau nuo kūno, delnais į viršų. Užmerkite akis ir atsipalaiduokite. Meditacijos metu išlikite visiškai ramūs, stenkitės nejudėti ir visos meditacijos metu neatsimerkti. Taigi leiskime sau visiškai išsivaduoti iš likusios dienos įtampos, visiškai išsivaduoti, kad geriau atsipalaiduoti, Todėl, kad geriau atsipalaiduoti, geriau pasinerti į ramybę, sąmonės ramybę, kūno ramybę, mūsų supančios energijos jūros, vandenyno galios ramybę. Visiškai išsilaisvinti, geriau atsipalaiduoti, giliau pasinerti į ramybę. Giliau pasinerti į ramybę, geriau atsipalaiduoti, gulėti, atsipalaiduojant ir šypsantis. Mes gulime, kvėpuojame, atsipalaiduojame ir šypsomės. Leidžiame sau, leisti pačiam sau geriau atsipalaiduoti, giliau pasinerti į ramybę, sąmonės ramybę, kūno ramybę, mūsų supančios jūros energijos, galios vandenyno ramybę. Dabar tu jau guli, mėgaujasi atėjusią vidinę ramybę ir tylą, guli leisdamas sau leisti sau pačiam, dar šiek tiek pagulėti, atsipalaiduojant ir šypsantis. Tu guliai, atsipalaiduoji, šypsaisi, mėgaujasi atėjusią vidinę ramybę ir tylą, leisdamas sau leisti sau pačiam, pagulėti, mėgaujantis atėjusią vidinę ramybę ir tylą. Dabar mintise pasikviesk šviesos būtybės, kurios gali palydėti žmonės į gydymo šventyklą. Dvi spindinčios ryškios šviesos figūros iškyla prieš tavo vidinį žvilgsnį ir tave pasitinka. Tu jauti švelnią meilę, kurią jie jaučia tau, ir jautiesi šalia jų ramiai, pasitikinčiai savimi bei visiškai saugiai. Jie nuveda tave į dieviškąją gydymo šventyklą, kuri yra labai aukštoje šviesos pripildytoje sferoje. Tu jauti, kad jūs kylate vis aukščiau ir tampi absoliučiai lengvas ir laisvas. Džiaugsmingai ir nerūpestingai, kaip vaikas, patiki save savo nuostabioms kompanionėms.
jauti pavasario ryto gaivumą, o prieš mus atsiveria švelniai žalias, saulės nutviekstas peizažas, kurio viduryje, tarsi rėmelį įspraustas spindintis baltas perlas, randasi gydymo šventykla. Pasigirsta džiūgaujantis paukščių čiulbėjimas. Prieš mums einant į šventyklą, tavo spindintis gydymo angelai veda tave išsimaudyti skaidriame krioklyje, kurio vanduo krenta į didelį akmenį. Taip aš įsivaizduoju gyvą vandenį, iš kažkur pasirodo tavo mintis. Tu nusimeti drabužius ir pasineri į šviečiantį vandenį, kuris yra beveik toks pat šiltas kaip tavo oda. Vanduo švelniai teka aplink tave, priimdamas viską, kas riboja ir trukdo. Tave pripildo nuostabus gaivumo jausmas. Su malonumu tu visiškai pasineri į šį amžinos jaunystės šaltinį ir plaukioji jame. Negali atsispirti ir išgeri kelis šio vandens gurkšnius. Niekada anksčiau nejautei tokio nuostabaus gaivumo ir tuo pačiu tokio gyvybingumo ir energijos srauto. Šiame vandenyje atnaujinamos visos tavo ląstelės ir vyksta gilus organizmo valymas ir išgėjimas. Visiškai prisipildęs energijos, tu išlipi iš krioklio dubens. Tavo mylintys kompanionai pasitinka tave su pūkuotu
užklotu baltų rankšluosčiu, kuris apgaubia tave šilumą ir švelnumu. Esi pripildytas šviežumo ir gyvumo. Pavasaris teka per tavo širdį ir tu jauti džiaugsmą, kuris tarsi suteikia tau sparnus. Dabar žolėje žiba ryto rasa, tu giliai įkvepi švelnaus pavasario oro ir užuodi visų ryškių gėlių augančių šventyklos sode aromatą. Mūsų palydos, kurie atrodo tarsi būtų išausti iš šviesos, dabar veda tave į marmurinę šventyklą, kurios didelės apvalios arkos yra atviros į visas 4 pasaulio puses. Su pagarba patenkame į spindinčią baltą šventyklą, alsuojančią subtiliais gėlių aromatais. Šventyklos centre yra apvalus marmurinis dubuo, kuriame plaukioja lotoso gėlės. 4 įdubimai arba ložės marmurinėse grindyse, kuriuose galima atsigulti ir orientuoti į 4 pasaulio puses. Šie įdubimai yra iki kraštų pripildyti kvepiančių gaivių gėlių žiedlapių. Kiekviename įdubime yra skirtingos spalvos žiedlapiai. Viename įdubime yra akinančiai baltos spalvos žiedlapiai, kitame auksiniai, 3 šviesiai mėlynų atspalvių žiedlapiai ir 4 žiedlapiai yra rožiniai. Tuomet pasirenki žiedlapių spalvą. Arba baltą, arba žydrą, arba auksinę, arba rožinę. Ir atsiguli ant vienos spalvos žiedlapių, kaip ant švelnaus, kvapnaus debesies. Girdisi tik lengvi krioklio pliūpsniai ir džiaugsmingas paukščių čiulbėjimas. Auksinė ryto saulė pripildo šventyklą šviesos blyksnių. Nerūpestingai ir laimingai atsipalaiduoji šioje gydomoje atmosferoje ir leidi šios dangiškos vietos šviesai ir aromatams prasiskverbti į tave. Visas kūnas jaučiasi šiltas ir lengvas. Tavo oda skleidžia gėlių kvapą. Išsilaisvinantis gilios ramybės jausmas pripildo tavo sielą. Tu leidi įvykti gijimui, kuris laukia tavęs čia.
du spindintys angelai švelniai paliečia tave, kad sugrąžintų į tavo pasaulį. Su šypsena jie apgaubia tave savo spindinčią baltą šviesą ir padeda sugrįžti į esamą situaciją. Pripildytas šviesos ir ramybės grįžti čia. Jautiesi draugiškas ir kupinas meilės. Su puikia nuotaika ir žvalumu ruošiesi grįžti į mūsų realybę. Akis kol kas lieka užmerktos. Kūnas alsuoja ramybę ir vis dar nejuda. Palaipsniui grįžtame prie savęs jausmo, prie natūralių ir pažįstamų pojūčių. Grįždami prie savo pojūčių, pajudiname rankų ir kojų pirštus. Judindami rankų ir kojų pirštus pajuntame, kad šiuos judesius jaučia kūnas ir suvokia sąmonė ir visą tą vieną laiku. Vienu laiku kūnas ir sąmonė, sąmonė ir kūnas. Nustojame judinti rankų ir kojų pirštus, giliai įkvepiame visų kūnų ir giliai iškvepiame. Ramiai kvėpuodami atmerkime akis, sulenkime kairę koją ir pasisukime ant dešinio šono. Galime padėti rankas po galvą. Dar tokiai būsenai trumpai pagulim. Jaučiamės ramūs ir atsipalaidavę. Ir tada, kai būsime pasiruošę,